Aktea Beach Village, Ajanapos kurorte, Kipre. Iškart rodau prieigas, tokie gyvenamųjų namų kvartalas, šiek tiek viešbutukų, gana tylu. Iš pirmo žvilgsnio tikėjus toksai senas atrodo viešbutis. Bet čia praleisiu vieną naktį, tai turėsiu tokią rimtesnę nuomonę. Lobio baras, nu irgi toksai gana senas. Ir lobio baro lauko terasa, tokia kieme. Parodykite, kur kokie kambariai, rodyklytėmis, kad nepasiklysti, ką tik iš paudros, iš lietaus. Mano kambarys 1103, tai aš suku į kairę, nu, iš registratūros išėjus ir va. Minimarketas, parduotuvėlės. Gultai paminkštinti. Jūra iškart, va. Ir jūros pusėje baseinas su fainais vaizdais iš tikrųjų. Ir čia ir pagrindinis restoranas, kaip tik va šitoj pačioj vietoj. Toksai kaip graikiškas, kiprietiškas, atsiprašau, kaimelis. Fainas visai, registratūra gal tik nugazdino, bet dabar ta teritorija tai tikrai tvarkinga, švari ir graži. Raktai čia yra paprasti, jau labai retai kur tenka matyti tokius. Oho, oho, svetainė zona. Sofa matau įsiskleidžianti, 2 normalūs čiužiniai, tai gali miegoti 2 žmonės. Išėjimas į terasėlę, į vidinį kiemelį. Yra net virtuvė, virtuvėlė, 2 elektrinės vietos kepti, gaminti, valgyti, tosteris arba tinukas, tostams daryti, mikrobangų krosnelė kartu su griliuku. Nesu tokia stipri šeimininkė, kad pasakyčiau, bet yra ir kamera šaldytuve. Taurės, indai. Ir puodai irgi yra. Čia mano lova ir va, atkreipkite dėmesį, džiovintuvas, kaip ir visur Kipre, yra prie veidrodžio kambaryje, neieškokit vonioj, ne iš karto suradau. Prie lovos mažas langelis. Paplūdimio rankšluosčiai yra kambary, labai gerai, labai gerai. Pagalbos tokias. Ir vonios kambarys. Šiaip visai fainas kambarys, tikrai jaukus. Lipu į 2 aukštą pažiūrėti, ar tokie patys kambariai kaip ir man. Tai toksai greitasis filmas, kambarys absoliučiai identiškas. Tik 2 aukšte fainai yra tai, kad čia yra su vaizdu į jūrą, tai va tas tai fainai labai. Ir mane įsileidžia į vieno miegamojo apartamentų numerį, tai čia va yra svetainė, irgi vaizdas į jūrą. Taip pat virtuvė, kaip ir paprasta mano kambarį. Bet didžiulis pliusas yra tas, kad čia yra miegamasis su durimis. Vonia, visa kita tas pats. Ir iš Aktea Beach einam į paplūdimį. Nu tai ką, reziumuoju, atrodo, kad čia fainas paplūdimys iš toli, bet iš tikrųjų nelabai įbrendama. Tai vadinasi, reikia eiti va čia paplūdimį į kairę, į Nisi Beach paplūdimį. Pasitaisau, iš Aktea Beach išėjus sukam į dešinę, nes tas paplūdimys
prie viešbučio, tai yra ne paplūdimys, jis yra baisus. Ir už kelių minučių prieinam vieną gražiausių Kipro paplūdimių, Nisi Beach. Tikrai labai fainas. Artėja Beach viešbučio pagrindinis restoranas. Lietuviai labai mėgsta šį viešbutį, galbūt jau sakiau anksčiau. Ir dabar vakarienės metas, mes čia gyvenam ir vakarieniausime. Feta, tzatziki, šviežios salotos, daržovės.